Esu girdėjęs iš tikrai nemažai žmonių, jog jie turi tėvams savo labai daug visokiausių priekaištų. Priekaištų už tai, kad nesuteikė jiems to arba ano, kad nedavė palaikymo arba meilės jausmo arba kažko tai panašaus. Ir mano mama, kai jinai man pasakoja apie mano vaikystę, jinai sako, jeigu aš būčiau žinojęs tai, ką dabar žinau, tikrai būčiau daręs viską visiškai kitaip. Ir man labai gaila, kad aš nežinojau tada ir elgiausi kaip ne pati geriausia mama. Ir dabar mes girdėdami tokius žodžius turėtumėm pasijausti, kaip buvo svarbu, kai mes tada jausdavomės, kažkaip tai sakydavom, kad tai, kas vyksta, yra mums nelabai tinkama, bet mūsų negirdėjot. O dabar pasirodo, mes buvom teisūs. O mūsų tėvams lieka tik tas sąžinės graužatis ir didelis akmuo ant sąžinės gulintis, slegiantis apie tai, kokie jie blogi tėvai, kaip jie taip galėjo, kaip jie drįso nežinoti to, kas paskui buvo internete publikuota tik tais po 20 arba 30 metų. Bet tie žmogiukai, kurie gyveno, kurie darė viską, ką galėjo iš savo širdies, nuoširdžiai atiduodami viską, ką turi, kaip jie drįso nežinoti to, ko dar netgi psichologai nebuvo suformulavę ir į knygas surašę arba į tekstus, kurie paskui buvo sudėti į visokiausius ten straipsnius, dabar jau internete arba YouTube matomus. Ir tada ateina toksai suvokimas, kad visai gali būti, kad ir mūsų vaikai, sakykime, maniškiai ir užaugę nuo 2005 ir viršų, tai vaikai, kurie gimė 2000-aisiais, jau gali priekaištauti savo tėvams apie tai, kad gali jie sakyti, žiūrėkit, kai mes būdavom maži, jūs mums teletabius užleisdavot, kad patys galėtumėte eit kavos pagerti arba dar kažką tai paveikti, o mes kaip maži debiliukai sėdėdavom, spoksodavom į tas visiškas nesąmonės teletabiškas. Ir dėl to mūsų smegeninė dabar yra sutraumuota, dėl to mes taip lendame į visokiausius socialinius tinklus, nes mes esame nuo pat kūdikystės pripratę stebėti ekranus kvadratinius. Ir jau galima pradėti sakyti, kad tokie kaip aš, iš 46 jau turime pradėti jausti sąžinės graužatį, kad kaip mes galėjome taip traumuoti savo vaikus, rodydami jiems visokiausius ten teletabius ir visokius kitokius multikus. Ir nepergyvenkit. Nereikėtų dabar pradėti savęs graužti dėl to, kad dabartinė karta irgi turės kažką tai, ką galės papriekaištauti savo tėvams ateityje. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų pagrindinė problema arba situacija, galbūt tai netgi nevardinčiau problema, yra tame, kad mes kalbame apie tai, ką mes žinojome arba ko nežinojome. Ir vėlgi, dar kartą ir vėl paminėsiu tai, kas man atrodo labai svarbu. Tai yra patį faktą, ką mes labai mėgstame ignoruoti. Tai kaip mes jaučiamės visą tą laiką. Nes jautimasis vidinis, jaustis gerai, jaustis mylimas, jaustis išgirstas, norėjimas įsiklausyti, norėjimas išgirsti arba primetimas valios, nes aš nežinau, kaip susitvarkyti situaciją, man galvas panksta, todėl geriau primesiu, įsakysiu, liepsiu, priversiu. Ir visas tas dalykas vėlgi kyla, tas noras priversti iš kur kyla? Kyla iš bejėgystės. Aš nebežinau, kaip tvarkytis. Gal pabandysiu paforsuoti situaciją ir kažkaip jinai ten susilipdys. Jeigu mes labiau žiūrėtumėm į savo vidų, ir galvotum, o kaip aš dabar jaučiuosi? Jaučiuosi dabar pasimetęs, jaučiuosi sutrikęs, jaučiuosi
nežinantis, ar jaučiuosi, kad kažkas tai slysta iš mano rankų, ar jaučiuosi gerai, jaučiuosi nuostabiai dėl to, kad mano vaikai šypsosi ir kalba su manim mandagiai. Ir visa tai ir yra, jeigu mes pradėtumėm gilintis, kaip mes jaučiamės, kas vyksta mūsų kūne, koks jausmas. Ne tai, kad sakyti, aš atreaguoju, kaip stovėdamas prieš veidrodį, ne? Jūs, jeigu stovite prieš veidrodį, jūs matote, jūs pakeliate ranką, ranka pakyla, jūs pakeliate kitą ranką pakyla ir sakote, tai yra tiesiog reakcija, atspindys. Bet jeigu mes priimam atsakomybę, dėl to, kad gali stovėti 3 žmonės, matyti tą pačią situaciją ir reakcija juose bus visiškai skirtinga. Ir būtent tai, kai mes pradedame ne į išorę žiūrėti, kas prieš mus vyksta, o kaip mes reaguojame, kokios bangos, kokios struktūros mumise pradeda formuluotis, tenais dėliotis. Mes jaučiamės įžeisti, į kampą įsprausti arba pasimetę, suirzę, išsigandę. Nes visas tos emocijos, taip kaip mes jaučiamės, mums duoda visiškai skirtingus rezultatus į tai, kaip mes žiūrime į tuos pačius dalykus. Sakykime, būsite neišsimiegojęs, 4 valandų miegojęs, jūs vairuosite automobilį kaip girtas. Ir jeigu jūs būsite ilgą laiką nemiegojęs dėl kokio nors ten labai didelio streso, arba ten, kaip tie dalykai vadinasi, netgi ilgalaikis stresas ir taip toliau, kas paskui priveda prie nemigos, prie nerimo, prie panikos atakų ir taip toliau, tada žmonės pradeda ieškoti galimybių nuo to pabėgti, tada pradeda save visai vaistais visokiais gydyti. Ir vaistai nebūtinai tie, kurie yra iš ten tų visų vaistinių nuperkami vaistai, gali būti ir alkoholis, ir narkotikai, ir persidirbimas, ir savęs nustekenimas sportu, kad tik tais pervargęs būtum ir vos kojas pavilktum, kad galų gale vakare į lovą įvirstum ir atsijungtum. Todėl tas visas dalykas ir yra, jeigu mes ignoruojam, kaip mes jaučiamės, tai mes ir neišmokstame empatiškai suprasti, kaip kiti jaučiasi. Ir vat toj vietoj galiu pasakyti, jeigu mes būtumėm 1000 metų uždavinėjęs savo klausimą, o kaip aš dabar jaučiuosi, kas vyksta manyje, sugebėti įvardinti, dabar aš esu pasimetęs, dabar aš esu nusivylęs, vietoj to, kad kaip jis taip galėjo, čia vat jis, o kaip man reikia dabar jausti, kai jis, o čia jis, o jis, ne, visą laiką išorė, bet einame į vidų, užduodam klausimą, o kaip aš jaučiuosi, kas vyksta manyje. Joje, čia aplinkui tie bangavimai vyksta, čia žmonės kažkokius dalykus šneka, bet čia jų reakcijos, jų reikalas. Aš klausiu apie mane, kas vyksta manyje. Jeigu mes būtumėm uždavę visus tus klausimus, tada nebūtų jokio skirtumo. Mes žinome strategijas ar nežinome, kaip tos vaikus auklėti. Mes visą laiką elgtumėmės labai empatiškai, labai jautriai, labai adekvačiai, kaip normalūs, mylintis tėvai, kurie iš tikrųjų turėtų vadintis mylinčios būtybės, mylintis žmonės. Nes tu negali būti tenais labai jau švelnus su šeimos nariais, o paskui visiškas despotas su svetimais. Tu arba esi despotiška būtybė, arba tu esi švelni būtybė. Ir ypač tie, kur tenais, sakykim, politikoje draskosi marškinius, kaip jie už krikščioniškas vertybės, tai vietoj to, kad apsiriboti tais jų pasisakymas, paklausyt, už katras būtent papasakokite apie krikščioniškas vertybės, kur jūs laikotės. Papasakokite, kaip tai atsispindi jūsų kasdienybėje. Nes jeigu žmogus tik tai skudakuoja apie krikščioniškas vertybės, bet tų krikščioniškų vertybių, tokių kaip neteisk, nesakyk netiesos, nevok, neegzistuoja jo gyvenime, tai atsiprašau, katroj vietoj tos krikščioniškos vertybės. Jeigu žmonės suplaka, kad krikščioniškos vertybės yra už heteroseksualumą, kai vyras su moterim tik tais gyvena ir tik tais tai yra krikščioniškos vertybės, tai tos pačios vertybės yra ir pas musulmonus, ir pas budistus, ir pas tos, kurie niekom netiki. Didžioji dauguma pasaulio yra heteroseksualus ir tai nėra krikščioniška vertybė. Krikščioniškos vertybės turi būti susijusios su vertybėmis, su atsidavimu, su meile artimam ir meile priešui netgi. Visa tai yra krikščioniškos vertybės.
Bet vėlgi aš noriu pasakyti ne vien tik ties apie krikščioniškas vertybės, bet aplamai apie vertybės. Ir vat to vietoj mes ir papuolame į tokį įdomų dalyką. Mes sakome, bet kaip jaučiamės, mes ignoruojame. Taip? Dėl to atsiranda ta šizofrenija valdžioje arba valdymo tuose visose dalykuose, organuose, valstybiniuose. Vieną sako, kitą daro. Ateini pas gydytoją gydytis, vienas gydytojas sako taip, kitas gydytojas sako taip. Tarytum jie būtų mokysi visiškai skirtingose medicinos universitetuose, o pasirodo tas pats, bet visi turi savo nuomonę. Pažiūrėjau į šitą daktarą, tas daktaras yra labai nesveikai atrodantis, dėl daug visokių kitokių išorinių vaizdinių, o kitas atrodo tikrai, va šitas tai sveikuolis, matosi ir lieknas, ir tam pasitempęs, ir adekvatus, ir nepavargęs, ir nepakumpęs, viskas su juo tvarkoja. Ir dabar vėl tada atsiranda tikras yra tas tikrasis. O velniai žino, kaip yra iš tikrųjų. Nes vieną kartą, kai aš konsultavausi pas infektologą dėl Laimo ligos, tai jisai pasakė man tokią versiją, kuri prieštarauja visiškai prieš tai girdėtoms. Ir aš sakau, žiūrėkit, kaip man būtų smagu jūs visus sutraukti į vieną kambarį, tuos daktorius, kurie mane konsultavo, ir pasiklausyti jūsų visų, kaip jūs diskutuojate. Ir tas daktaras, infektologas man atšauna, sako, nereikia, mes susimuštumėm. Aš sakau, jeigu jūs, daktarai, 7 metus studijavę mediciną nesugebate rasti bendros kalbos, ką mums, paprastiems mirtingiesiems, kurie turi pasitikėti jumis, kaip mums tada dabar jaustis, kai jūs tarpusavį tiek prastudijavę nesugebat bendros nuomonės prieiti. Tas pats dalykas yra apie politiką. Mes neturime išmanyti visų politikų, mes turime pasitikėti politikais. Bet jeigu mes žiūrime, sako vieną, daro kitą, apie ką tas visas dalykas yra. Ir va šitoj vietoje ir yra, kad mes esame ant tiek išdavę, kaip mes jaučiamės, o remiamės tik smegenais. Nes tas politikas pražiojo savo žiaunas, jisai ten karkia visokiausius vėjus, bet mes tikime, kad jisai tai sako, nes jis sako, akis mato, kad daros visiškai ką kitą, bet mes tikime dėl to, kad mes vadovaujamės protu. Ir tada tas politikas, kaip ir bet koks marketingistas arba pardavėjas, dar labai gerai žino, kokią emociją mums sukelti, kad tas tikėjimas, pasitikėjimas daugiau žydėtų. Ir dėl to jisai šneka taip, kaip turi pasakyti. Visa tai yra mokoma pardavėjų visokiausiuose mokymuose ir taip toliau. Pilnas internetas tų vis dalykus. Čia yra ant tiek primityvios strategijos, kad tiesiog siaubas ima, kai aš pagalvoju, kad žmonės to nežino. Ir toje vietoje aš papuolu tą situaciją, galvodamas, kad jeigu aš žinau, jeigu man visą tai yra suprantama, ką aš matau, tai yra suprantama ir visiems. Bet pasirodo, ne. Dabar vėl grįžkime prie tėvų ir vaikų. Tėvai visą laiką myli savo vaikus tiek, kiek juose yra tos meilės struktūros. Jeigu su tėvais, nesvarbu ar mama ar tėtis buvo vaikystėje elgiamasi atšiauriai, griežtai ir dar kaip nors tenais piktai, brutaliai, dažniausiai tie vaikai bus neišmokę empatijos, atjautos, supratimo kalbos. Ir kai jie užauga ir tampa patys tėvai, jie kalba tai, ką jie yra išmokę. Tu negali ateiti į kažkokį tai supranti puslapį, jis nori suinstaliuoti savį empatiją, nori suinstaliuoti atjautą, nori suinstaliuoti išprusimą ir visus kitus dalykus. Tai turi vykti gyvoje patirtyje. Taip, nes tai yra labai didelis skirtumas, ar tu paskaitysi knygą, kaip reikia lipti į Everestą, ar tu lipsi į Everestą. Ar tu paskaitysi knygą, kaip valdyti Boeingą, ar tu valdysi Boeingą. Tai yra du skirtingi dalykai, tai teorija savo, praktika savo. Tad jeigu tėvai nėra praktikavę įsijautimą į kitą žmogų, nėra praktikavę supratimo, ir ypač jeigu jie nepraktikuoja patys su savimi, o tai Dieve mano, iš kur pas juos bus žinojimo, kaip elgtis su savo vaikais. Ir vat toj vietoj mes ir atsiduriam toj sąvokoj, kad tėvai atiduoda viską, ką jie turi, bet jeigu juose nėra, kaip galima, pavyzdžiui, smerkti žmogų, kad jis neturi. Sakyt, pavyzdžiui, tu neturi žinių, tu esi
ten neturinti žinių, arba tavo sąskaitoje nėra pinigų, arba nėra pas jį. Būtų jisai kitoks, būtų jis galės kažką, jis padarytų tai. Bet jeigu matai, kad jis nepadaręs, tai turbūt tam yra priežastis. Ir jo galima sakyti, tai gal tinginys, gal jisai kvailys, gal jis bukas. Ne, yra tam tikra visa serija, grandinė įvykių, kai žmogus gali arba negali padaryti. Kartais netgi gali būti susijęs su saviverte. Kai žmogus šventai tikėjęs, kad jam nepavyks, jam neišeis, todėl jis net nebando stengtis. Kai vienas verslininkas yra pasakęs, kai jau uždavė klausimą jam, kaip tau pasisekė taip sėkmingai išvystyti verslą, jisai sakė, aš nežinojau, kad tai neįmanoma. Dabar, kai aš klausausi, kiek apie tai šnekama, tai aš būčiau net nepradėjęs, būčiau pagalvojęs, nesąmonė man nepaeis. Bet kadangi aš buvau per daug naivus ir nežinojau, kad nepaeis, aš dariau ir man pavyko. Lygiai tas pats dalykas kaip Debesų pievos festivalis, kuris 3 metus ėjo į minusą ir kiekvienais metais aš galvoju, kaip čia, ką mes čia ne taip padarėme. Bet visas tas festivalis vyko vien dėl to, kad aš nežinojau, kiek visko reikia padaryti. Jeigu aš būčiau žinojęs, tą ką žinau dabar, kiek reikia pastangų, kad tokį festivalį suorganizuoti, kiek reikia turėti pinigų, biudžetą, kad galėtum imti, užsakinėti, daryti tus pavedimus 1000 eurų ten, už teritorijas, už maistą, už palapines. Čia tūkstančiais einantis dalykai. Ir dabar aš abejoju, ar pas mane būtų tos drąsos. Bet tada atrodo, tai čia viens du ir sutvarkysim. Per savo nežinojimą aš tai dariau ir volia, kažkaip tai mes išjudėjome. Bet jeigu būčiau žinojęs, tai ką dabar žinau, aš nebūčiau to dalyko daręs. Bet vėlgi, žinojimas to formato. Bet tai nereiškia, kad neįmanoma padaryti panašių pievų, bet labai tokių mažo biudžeto renginių. Viską įmanoma, bet reikia turėti jausmo, kodėl aš noriu tai padaryti, kodėl aš darau, kokį aš noriu jausmą sukurti. Jaučiuosi, kad buvau neišgirstas, nesuprastas, tai dabar aš darysiu visokiausias veiklas, kurios bus apie supratimą, apie įsiklausimą ir tada aš tai darydamas jausiuos, kad darau kažką tai vertingo, nes man atrodo, kad tokių žmonių kaip aš yra daug. Gal būtent todėl aš tiek daug ir kalbu apie, sakykime, svaigalų priklausomybės. Ir sakau, patikėkite, mielieji, kad blaivumas nėra susijęs vien tik su chemija. Blaivumas yra susijęs ir su čia. Nes jeigu tu turi kažkokių tai nuoskaudų, pykčių, nepasitenkinimų, svaigalai bus tik tais sprendimas, priežastis išsilaisvinti nuo to vidinio skausmo, kuris ten kaip žarijas svyla tavyje. Bet jeigu tu tai išvalai, staiga tie visi vaistai atkrenta savaime. Bet tam reikia suvokti. Reikia įlysti į vidų, suprasti, kad tavo tėvai nebandė tavęs pažeminti, nebandė tavęs sutrinti, nes tu esi nevertas, blogas žmogus. Tiesiog jie neturėjo daugiau tą akimirką, nes jų tėvai jiems neįdavė, nes jų tėvų tėvai neįdavė. Ir tas visa grandinė eina visus 1000 metų atgal, kai mes kalbame apie logiką. Bet kiek daug yra tokių nuostabių dalykų, kurie eina iš širdies, kaip, pavyzdžiui, seneliai savo vaikus, anūkėlius kaip myli, ką? Jie nesako iš strateginių, iš suvokimo, jie tiesiog myli. Dėl to, kad jų gyvenimas į pabaigą eina ir jie supranta, kad čia visas tas bla bla bla, logiškai dalykai, pinigai, turtai yra paprasčiausia nesąmonė. Dėl to, kad kai tu išeini iš to pasaulio, visą tai ant tiek yra nereikšminga. Visiškai nereikšminga. Kai tu paskutinį kartą bandai į orą įkvėpti, koks sumautas skirtumas, ar tu prabangiam Rolls Royce sėdi, ar kažkokiam ten surudiem Opelyje. Jeigu tai yra tavo paskutinis įkvėpimas, visa tai išvis išnyksta. Tu gali būti plinam lauke ar pilyje, tau bus visiškai vienodai.
Bet tam mums reikia to memento mori, kad prieitų, pažiūrėtų tiesiai akis ir visi tie dalykai nubirėtų. Bet dabar vėl grįžkime prie tėvų ir prie tų visų mūsų traumų. Kol mes nepripažįstame, kad kodėl manyje tam tikras dalykas. Sakykime, tie visi vandens filtrai, arba oro filtrai, arba dar visokie dalykai. Galvoju, kodėl man taip sunku alsuoti, kodėl tas vanduo per tą filtrą taip sunkiasi. Ir kodėl galvėlės vis tiek būna su kažkokiu prieskoniu, arba kažkokiu tai purvu, kažkokiu dumblu. Ne? Gal visa tai yra ne vandenyje, kuris papuola į indą su to filtru, o pačiame filtre, galbūt jau yra užkerpėjęs, gal aš neišsivaliau, nenuėjau ten, sakykim, kaip katalikai daro išpažinties, arba, pavyzdžiui, nedariau savirefleksijos, arba nemedituoju, kur atsisėdu ir leidžiu tiems visiems emociniams dumblams nusisėsti ir stebiu, kas jie tokie yra, iš kur jie kyla ir kaip visą tai vyksta. O jau kiekvieną dieną tik lekiu, dėl to ir vaikšto su to užsikimšusiu filtru. Ir vyrai labai gerai tai žino, kas nutinka su jų automobiliu, kai ten variklio filtras pradeda kištis nuo dulkių visokių, kad pradeda jėgos trūkti, variklis gęsta ir tu galvoji, kas čia yra, kodėl tas automobilis taip važiuoja, ne kažką tai. O dėl to, kad tas filtras užsikišęs ir mumise esantis filtras randasi čia, mūsų mintise, galvose, kai mes pradedam varyti ir ypač, kai mums ten pila iš socmedijų visokiausius brudus, sakydami, kad tu privalai, tau reikia, tu turi pavaryti, tu turi čia visus nustebinti, nes visi turi nustebti, nes nieko daugiau nėra svarbu kaip tie visi. O tu savo savijautas tiesiog nugrūs kažkur toli, nes jos nesvarbios, svarbu, ką žmonės pagalvos. O jie tik pažiūrės, ok, ir nueis savo dalykus daryti. O tu būsi atidavęs savo gyvenimo, nežinau, mėnesį tam performansui, kad kitiems kažką tai parodyti. Ir vat būtent tai kai mes save tiek nužeminame, kad viską, ką mes bedarome, yra dėl kitų ir kitiems, kas labai populiaru, ką iš tikrųjų socmedija iš mūsų padarė, kaip žmonės labai gerai žino, kad visokiausias, pačios geriausias gyvenimo akimirkos sudėtos, bet pačios blogiausias, tai nedėk, nes tu prarasi laikus, prarasi sekėjus, kadangi jie supras, kad tu esi irgi tiesiog mirtingas žmogus, kaip ir visi kiti. Tai visas tas dalykas padarė, kad mes esam tokioj kažkokiai tai šizofreniniai, kažkokiai iškrypusiai savokų, veidrodžių dužusių karalystėje vaikštame ir nebesuprantame nei kus, nei ką, nei iš kur. Ir šitoj visoj terpėje būdami, ko mes esame, dar ir vaikus auklėjame. Žiūrime tus vaikus, tos paauglius, vaipus tenais į save traukiančius, galvom, kas blogai su tais, kas blogai. O kai pažiūrime į save, kiek mes tokių ne vaipinių, bet emocinių vaipų siurbėme į save, kiek mes daug investuojame pinigų arba tenais savo nervų įdedame į visokiausius pergyvenimus, nerimus, ignoravimą savo savijautos. Ir tuo pačiu, kai mes save ignoruojame ir tų vaikų poreikius. Dėl to mes net pažįstame tų poreikių savo vaikuose. Ir dėl to galvojame, kasgi blogai su jais, kasgi blogai. Ir dabar, kaip mano mama dabar yra 72, man 46, tai skim dar už 30 metų aš sėdėsiu, galvosiu, reikėjo vaikus visiškai kitaip auklėti. O tie vaikai už 30 metų, jie žiūrės į mus ir sakys, įsivaizduojat? Jie mums teletabius rodydavo, įsivaizduoju, kokie emocinį smurtą prieš mus vykdė. O dabartinės kartos iš viso sakys, žiūrėk, jie ten gręžė, ten šiukšlino, orą teršė, vandenyną teršė, viską darė kaip kokie žvėris. Neplauk, žvėris taip nesilgia. Tik kokie, nežinau, kaip brudai kažkokie tai. Viską čia ardė, draskė, sprogdino viens kitų, šaudė, minas visokiausiais dėlioja, kad dabar tenais kaip kai kuriuose karo zonose vyksta. Ir sakys, kaip jie taip galėjo? Dėl to, kad mes esam buki. O bukumas mūsų kyla ne dėl to, kad mes esam durni. Ne, mes esam labai intelektualūs. Bet čia pas mus buka, kad tik nejaust. O paskui visas tas poreikis jaust
pralenda per visokiausius ten iškrypimus, perdėtus visokius religinius dalykus, sportavimus ekstremalius, važinėjimus, didelių pinigų uždirbinėjimus, reikia mostais daryti, to nebeužtenka pakeliauti po savo parką artimiausią mišką, ne, to reikia skristi į kitą pusę planetos, nes ten bus labiau. Nes čia aplinkui yra ne kažką, nes aš čia būdamas esu mažiau aš, o anapus planetos nuskridęs išleidęs 1000 eurų ir visą kitką, aš būsiu labiau aš, nes aš pasidarysiu nuotrauką ir įsidėsiu į Instagramą. Tai va, kol mes gyvename tame bėgime nuo savęs, nuo savo jausmų, nuo savo emocijų, tol mes tiesiog praktikuojama šitą bėgimo nuo savęs ignoravimo praktiką ir tada turime, ką turime. Ir tada turime tokią atsilūpusią, šaltą ir abejingą visuomenę ir tada sakom, nu kaip žmonės taip gali elgtis. Todėl, kad mes visi daugmaž taip elgiamės. Ir pavyzdžiui, vėl dabar aš darau šitą visą video būtent tam, kad visą tą sąstingį, visą nejautrumą pašalint. Ir čia pasakiau pakankamai informacijos, kame yra priežastis. Ir ką reikia daryti? Reikia jausti. Reikia nueiti šokti, pradėti jausti kitą žmogų empatiškai. Reikia apjausti savo baimės. Nežinau, ką daryti. Man nesigauna. Žiūrėti visą tai, sakyti, okei, tu progrese, tai yra normalu, tai yra dalis. Tada tu žiūrėsi kitus žmonės, kurie grybus pjauna, sakysi, čia yra žmogiška, normalu. Ir va iš tos pusės atsiras tas žmogiškumas. Tai va, aš padariau, kas nuo manęs priklauso, bet dažniausiai tie mano video būna nepopuliarūs, nes visi pradeda jaustis, kad jiems reikės kažką tai daryti. Juk yra daug smagiau išgerti tabletę arba apkaltinti valdžią, Landsbergį arba dar kažką tai, bet tik tais ne savo baimę veikti, baimę jaustis. Nes mes visi esame tobuli, nepriekaištingi ir mes esame teisūs. Neteisus yra pasaulis ir visi kiti politikai, daktarai ir visa kitka. Tai va, kol mes esame šitoje iliuzijoje, tol progresas ir nevyks. Bet kai mes pradedam galvoti, kad mums reikia pokyčio, kaip mes tai turim daryti, o tada Debesų pievos festivalis ir yra tas 5 dienų praktika, kurioje mes laužome tos standartus, laužome tas baimės, atpažįstame, kas vyksta mumise. Nebijome apsižliumti lygioj vietoje, nebijome pasimesti, nežinoti, juoktis iš to sąstingio ir galų gale plėsti savo sąmonę, kad nereikėtų po 30 metų sakyti, kad nežinojau. Ateini ir sužinai, neskaitydamas knygą kažkokią tai protingą, o per patirtį, asmeninę savo patirtį. Ir vėlgi, nesakau tik Debesų pievoj tai vyksta. Tai vyksta visur kame. Jūs galite jau šiandieną išėję į gatvę pasakyti žmogui kažkokiam tai komplimentą. Graži kepurė, cool megztinis, smagus šalikas. Arba išlipa žmogus iš kažkokio tai gražaus automobilio, kurio jūs norėtumėt, nes jums tas automobilis yra gražus, pasakot, koks gražus tavo automobilis. Parduotuvėje pasakyti prie kasos pardavėjai, geros jums dienos, ačiū už aptarnavimą. Ir po biškį mes pradėsime tai praktikuoti, nes aš visą laik Debesų pievos festivalį sakau tokį dalyką, Debesų pieva nėra festivalis, kuris vyksta 5 dienas. Debesų pieva yra visas pasaulis. Tai yra kiekvieno mūsų savęs matymas, kad aš galiu kažką tai vertingo suteikti šitam pasauliui ir tada sėju tą visą pievą, tas visas gėles, kurios yra gražus, emociniai kažkokie tai palikimai. Tu pasakai komplimentą, tu kažkam nusišypsojai, kažkam tai padėjai, kažkam tai paslaugą padarai. Ir darai tai, ką turi daryti, nes tu esi tu jautiesi, kad tu esi visos šitos visuomenės, viso šito pasaulio dalis, vertinga, reikalinga. Ir kai tu taip jautiesi, tu save gydai iš to, aš niekam nereikalingas, aš niekam neįdomus. Tu praktikuoji, aš esu reikalingas, aš esu įdomus, aš esu vertingas. Ir kartais būna, pasakai žmogui,
žinai, atrodo labai gražiai. Ir gali būti, kad ką tik tais tu jo gyvybę išgelbėjai. Nes jis buvo galbūt pakeliui eiti nusižudyti ir staiga atėjo žmogus ir pasakė kažkokį komplimentą. Ir jame kilo jausmas, kad galbūt vis dar reikia tikėti žmonėje, kad galbūt vis dar verta tęsti šitą kelionę šitoje realybėje. Mes niekada to dalyko nežinom. Ir aš nekartą sulaukiau žinučių iš žmonių, kurie man padėkoja, sako, kai man buvo taip sunku, aš pamačiau tavo tą video, pamačiau tavo postą ir man tas dalykas reanimavo. Ir tai pagalvojau, va, dėl ko aš rašau. Būtent tai ir yra, kodėl aš rašau, nes aš kartais darau dalykus ir galvoju, kokio velnio, niekam čia nereikia, niekam čia neįdomu. Bet gerai, man kilo mintis, parašiau, paleidau, galiu dabar eit kažkokius dalykus daryti. Bet pasirodo, tai buvo visiškai ne apie mane. Tai buvo apie tuos, kurie kažkada, galbūt netgi po mėnesio ar po metų, perskaitys, išgirs, pamatys ir sakys, supratau. Ir kai kiekvienas iš mūsų darėm tokius veiksmus, mes ir būname tie gyvenantis pagal krikščioniškas vertybės, pagal budistiškas vertybės, pagal žmogiškas vertybės, pagal gamtos vertybės, pagal visą tai, kas mus ir daro žmonėmis. Taip. Ir būtent todėl aš važinėju po viskiausius kalėjimus, kad ten sėdintiems priminti, kad jie yra žmonės ir kad jie turi talentų ir kad jie turi gražių savybių, kurias reikia laistyti, auginti, puoselėti, nes jie yra pamiršę, kas jie tokie yra. Nes toje terpėje ten, kur jie yra, ten labai sudėtinga auginti vertybės, bet tai yra įmanoma ir tai yra būtina praktikuoti jau ten ir tada, dėl to, kad kai jie išeis į visuomenę, jie turi turėti įrankius, turi turėti kalbą, kuri jiems padės resocializuotis, atrasti save šitoje visuomenėje, rasti save kaip dalį, kaip vertę, kaip tą šriubiuką, kuris prilaiko kažkokį tai laiduką, kad visas tas didžiulis visuomenės aparatas galėtų funkcionuoti ir važiuoti, progresuoti ir judėti link gražios ateities. Tai va, brangieji, tuom ir baigiu savo nuobodų monologą, kurį išsakiau, ir tikiuosi kažką tai radai jame vertingo savo. Tai va, jeigu nori, kad visą tai plėstųsi, tai visų pirma turi praktikuoti žmogiškumą savyje, o jeigu tingi, tai bent šito klipu pasidalink su kažkuo, kas galbūt tavo manymu turėtų domėtis tais dalykais, arba bent jau susidomėti, kad visą tą realybę, ką mes vadiname gerai, blogai, teisingai, neteisingai, mes kuriame pagal tą sąvokų kratinį, kuris randasi čia. Čia mes esam atsakingi. Mes esam turintis tą filtrą, per kurį praėjusi realybė mums tampa arba tyru vandeniu, arba dvokiančiu skysčiu. Tai tiek. Ačiū, kad išklausei ir ate.